Visi iška paparčių žydą, o aš iškau pačią paparčią. Nu, va. Papartis. Jeigu kam nors skaud sąnarius, turit reumatą, duntį skaud, mėšlungis dažna trauk, tai jūs turit atkreipti dėmesį į tą augalą nuostabų papartį. Iš paparčių padaryts čiužinys, sutrauk visas tas paminėtas ligas. O jei dar nenorit, kad blakių lovų būtų, šiais laikas jau tas nebesvarbu, tai irgi papartis atbaida visus parazitus. Paparčius net galim vartoti kirmėlėms iš organizmą varyti. Tik tą ten jau sultis reikia paparčią naudoti. Šaknis galim naudoti paparčią. Nuovirams visokiems daryti. Sumažink kaulų skausmą. Visokias įsenėjusius net ligas gydo. Dar ten gal kompresą dėti, pavyzdžiui, paparčią šakniais. Su actu pavirtuos. Netgi tos kojas, kur jau beveik pamėlynavusis, net jaudas yra, įtrini, irgi gyda. Ir į batus gerą ir įsidėti paparčią lapų. Geriausia gydymui skirti papartę neišsišakuoja nuo kaptas, pavyzdžiui, pilna šaka, lygi, be jokių išsišakuojimų. Arba, pavyzdžiui, jeigu ausikė skaud, puduškį kitokį pasidarius, ant anos reguliuoti, tai ausikės mažiau beskaud. Nu, aišku, žėjimą tai jau su spiritu. Reikia gerą lapų prisiskynus paparčią, užpilti su spiritu, palaikyti 4-6 dienas, pastovėti, šilto veito, paskiau nupili tą spiritą, nuvai su tokiu skysčiu gali trinti skaudamas veitas. Tai va, nepamirškit, iškuoti ne tik tas paparčią žydų per joninės, bet į pačią paparčią, drėgnos veitos auga. Ir prisirinkėt lapų, šaknų, tam, kad galėtumėt savi gydyti, pagelbėti saviai nuo visų skausmų. Nu ir ką? Aleliuja.